Na ką, atėjo laikas pasikalbėti apie cukraus suvartojamo kiekio įtaką mūsų energetikai. Ir pasirodo, cukrus turi tikrai labai didelę neigiamą įtaką. Kaip minėjau, praktiškai visas ligas galima išgydyti atstatant teisingus kūno cheminius procesus. Daugiau ar mažiau mes visi žinome, kad mūsų imunitetas gyvena pilve, žarnyne, todėl yra labai svarbu, kokį maistą valgome. Maistas tampa arba draugu, arba priešu, taigi cukrus. Cukrus yra gana greitas energijos gavimo šaltinis, tačiau jisai tampa priešu, kada mes suvartojame jo per daug arba kada vartojame sintetinį cukrų. Tuomet jis pastatą griauna iš pamatų. Kai mes jaučiame meilės trūkumą, mes bandome jį kažkuo tai pakeisti. Ir labai dažnai tai yra saldumas, nes saldumas skatina dopamino išsiskyrimą. Tai yra malonumo hormonų. Jeigu visą tai suvestumėm į žmogaus energetiką, tai per didelis kiekis cukraus trikdo žmogaus žarnyno veiklą ir atsiranda įvairios nuotaikų kaitos, trikdo endokrininę visą sistemą ir tai atsiliepia mūsų energetikai, nes kuo mūsų žarnynas blogiau veikia, tuo žemiau krenta energetinės vibracijos. Mes visais aspektais ritame žemyn. Kūnas serga, atsiranda begalė psichologinių problemų, nebesusitvarkome su nuotaikų pokyčiais, labai dažnai dėl hormonų sutrikimo krentame į tokias būsenas kaip apatija, liūdesys, nepasitenkinimas, neviltis, įtampa. Dauguma žmonių galvoja, kad cukrus tai tik pyragėliai, šokoladai, saldainiai, tačiau nemažesnė bėda slypi ir alkoholyje, nes alkoholis tai paslėptas cukrus, nes tai greita energija, kuri staigiai padidina cukraus kiekį kraujyje, po to būna staigus kritimas ir žmogus vėl jaučia alkį ar nuotaikų kaitą, vėl norisi pakelti tą energiją, todėl žmogus prisiriša prie alkoholio. Labiausiai kenčia kepenys. Ar tai būtų didelis kiekis cukraus, ar tai alkoholis, kepenys apriebėja, o tai yra pagrindinis mūsų organizme mechanizmas, kuris išvalo toksinus. Ir kai kepenys nebedirba taip, kaip turėtų dirbti, organizmas nuodijasi. Ir cukrus ir alkoholis, kaip minėjau, skatina dopamino gamybą, dėl to mes prisirišame prie to malonumo. Taip mes tampame euforijos bangos medžiotojai. Nuo pat vaikystės turėjau didelį potraukį saldumynams, nes nuo vaikystės augau maitinama tokiais skaniais, saldžiais patiekalais. Tiesiog buvau įpratus meilę gauti per saldumą, per saldų maistą. Ir kai, sakysim, gyvenime būdavo kažkokie sunkesni etapai, daug darbo, daug ar kažkokie mokslai, egzaminai, tada į trasą eidavo dideli kiekiai saldumynų, kad taip kompensuoti tą būseną stresinę. Supratau, kad tikrai esu tas emocinis saldumynų valgytojas ir taip pat supratau, kad man netinka tas kelias tiesiog paprasčiausiai atsisakyti cukraus. Pasakyti, kad, kas čia tokio. Tikrai ne kartą yra buvę etapai, kada aš jo atsisakydavau. Tikrai būdavo psichologiškai labai sunku tame išbūti, nes pastoviai būdavau kažkokioje didelėje kovoje su savimi. Aš pradėjau ieškoti būtent tik savo labai priimtino kelio, kur turbūt, jeigu aš patarsiu, galbūt niekam jisai idealiai netiks. O tas kelias tai mažinti, kantriai labai, po mažą žingsnelį mažinti tą dirbtinį cukrų.
bet pakeisti, sakysim, kažkokiais natūralesniais dalykais, neatsisakyti iš karto, va čia ir dabar. Lankydama mitybos paskaitas aš sužinojau, kad mes greitos energijos norim, mūsų organizmas reikalauja greitos energijos tada, kada mūsų ląstelės negauna pakankamo kiekio reikalingų medžiagų, jos badauja ir krenta mūsų energija, mes neturime energijos ir tada dažniausiai ieškom kažkokio labai greito būdo pasikelti tą energiją. Ir taip pat sužinojau, kad jeigu mes sugebėtumėm prisotrinti kūną reikiamų baltymų kiekių, gerųjų riebalų, tai mums tikrai tų greitųjų angliavandenių, kuriuo aišku irgi reikia organizmui, tikrai nebūtų netgi potraukio. Atradau savo tokį palengvinimą. Tai yra baltyminius kokteilius, kurie turi visas 22 amino rūgštis, visą gausą reikiamų vitaminų, mineralų, mikroelementų. Ir tie baltyminiai kokteiliai, jie nėra maisto papildas, jie yra maisto pakaitalas. Ir sakysim, jeigu kažką tai domina, tai siūlyčiau bent savaitę pradžioj pavartoti ten yra pakeliais, po 2 pakelius. Sakysim, ryte ir vakare. Pakeisti maitinimą kažkokį tai maitinimą. Taip pat dar yra tinkamas vienas papildas Botanikal. Čia yra chromo, čia yra kitų vitaminų ir jisai kartu ir detoksikuoja organizmą ir, galima sakyti, yra sudėti tokie papildai, kad jis veikia kaip antibiotikas. Visapusiškai yra labai geras papildas. Jis taip pat labai slopina natūraliai, organizmą taip sureguliuoja, mažindamas gliukozės kiekį kraujyje. Tikrai, kai aš jį pradėjau vartoti ir kažkaip visai nesigilinau į tuos dalykus, aš pastebėjau, kad nueidavau į parduotuvę ir galvodavau, kažką reikia parsinešti skanaus. Ir anksčiau tai būdavo dažniausiai šokoladas. Ir buvau pastebėjus, kad visiškai nenoriu šokolado. Tikrai veikia. Tai vat antras produktas, kuris yra labai geras gelbėtojas, padėjėjas. Geras yra dalykas Neolife žolelių arbata. Būtent jinai buvo tas pirmasis produktas, dėl ko aš ir atėjau į Neolife kompaniją. Ir ši arbata taip pat mažina gliukozės kiekį kraujyje, priduoda energijos tiesiog visai dienai. Jinai taip kažkaip, ne taip kaip kava, kad staigiai užkyla energija. Ir kai mes turim tokios aktyvios daug energijos, tai savaime aišku, mums ir tada nereikia pasiimti iš kažkokių kitų dalykų. Buvo padaryti tyrimai su studentais. Laikė grupė egzaminus, kuri nevartojo šitos arbatos ir kita grupė, kuri vartojo. Tai būtent toje grupėje, kuri vartojo šią arbatą, egzaminų sėkmingumas buvo išaugęs žymiai. Dabar neprisimenu, nepaskaičiau kiek ten procentų. Ir patys studentai, jie pasakojo, kad tikrai pagerėjo atmintis, pati koncentracija, aiškumas. Iš tikrųjų, ta arbata, reikėtų paskaityti ten apie tuos tyrimus, bet jinai turi daug gerų savybių, bet man tai jinai yra labai didelis palengvinimas suvaldyti taip pat tą potraukį daug valgyti. Tai irgi labai geras produktas. Tai vat tokius 3 paminėčiau, kurie pradžioj tai yra labai geri pagalbininkai. Ir aišku, valios reikia kažkiek tai įjungti, tai nėra taip, kad už tave kažkas ateis tai ir padarys. Reikia būti sąmoningu ir tiesiog susistatyti ir savo dienotvarkę, kada tu valgai, kad nebūtų kažkokie tušti užkandžiavimai. Aš kadangi jau seniai nevartoju alkoholio, man gal sunku būtų patarti, bet aš galvoju, kad prie bet kokių prisirišimų, didelių prisirišimų, tikriausiai geriausias išėjimas yra, kada tu vieną kažkokį malonumą pakeiti kitu.
sveikesniu, kol galiausiai gali padaryti jau paskiau tikrai gilias permainas. Atsisakyti cukraus yra sveika, tikrai labai sveika ir labai naudinga viskam. Ir dvasiai, ir mūsų psichologiniai būsenai, ir mūsų sėkmiai gyvenime tai atsiliepia. Nes viskas yra susiję. Kviečiu kartu su manimi eiti šituo keliu, nes prieš metus aš tai buvau darius 30 dienų, gal daugiau. Man labai pasitvirtino, tikrai net ir pasižiūriu video, kada tai dariau, tikrai labai skiriasi kūnas, veidas. Ir prisiminus tą savo būseną, tą savo lengvumą, energingumą, aiškumą, panorau susigrąžinti ją. Mažais žingsneliais pradedu tai daryti, nusipirksiu vėl kokteilių, pagersiu savaitę po 2 pakelius, po to po 1 pakelį, kad sau padėti, o arbatą jau seniai geriu su pakeitus 1 kavos gėrimą, kad palengvinti žarnyno darbą. Ir jeigu pastebėsiu kažkokių tai dalykų gerų tame procese, tikrai papasakosiu. Taip pat įdedu Neolife produktų nuorodą, kur galima išsirinkti, galima kreiptis į mane. Linkiu gyventi su kasdieniniu džiaugsmu, natūraliai, sveikai, be kažkokių tai dirbtinių energijos ir nuotaikos pakėlėjų, kurie yra labai trumpalaikiai, tačiau duoda gana ilgą neigiamą rezultatą.